Labuką. Mes grįžtam iš Kybartų, iš notaro, atvažiavom į Vilkaviškį, užsukom į kavinę atsikvėpt, pailsėt. Kaktusas šalia. Man labai patinka kaktusai. Žinokit, paskambino. Aš vakar, kadangi Bartninkų socialinė darbuotoja Alma Daubarienė dirba tik tais dabar ketvirtadieniais, o man šiandien vizitas prieš tai būtinas buvo Kybartuose pas notarus. Aš pateikiau per STIS vakar visus dokumentus, kaip ir visi žmonės dabar daro. Socialiniai pašalpai prasitęs, tarsi viskas gerai. Man šiandien autobuse, mes grįžtam iš Kybartų, sakau, mes beveik 150 dar užmokėjom pas notarus, bet čia tokia tvarka, nes po tėčio mirties, žinokit, labai daug reikalų visokių, tikrai dokumentų, visko. Ir visi įsivaizduoja, kad čia pelno ir pajamų per akis, bet man ko per akis, tai tik tais išlaidų vargo. Ir paprasčiausiai tiesiog skaudu, nes čia buvo man tėvas. Ir žinokit, paskambino man pakeliui į Vilkaviškį. Alma Daubarienė, jei gerai prisimenu vardą pavardę, iš Bartninkų. Ir Bartninkų socialinė tarnyba, ar kaip vadinasi, žinokit, nežinau tiksliai. Tiesiog Bartninkų socialinė darbuotoja paskambino ir sako, kad kaip visuomet tie medikų, taip ir čia nebetinka tie dokumentai, ar jų net skaityti nemoka. Aš neturėjau galimybės įsirašyti pokalbį, šiaip viską įsirašinėjau visą laiką, bet, suprantat, aš keli. Tai man dokumentus sąskaitos išklotinę, nors aš kopijas jau rodžiau tiesiog Anatolijui ar mamai atidarius, viskas puikiai matosi, žinokit, ir jinai negali jų perskaityti, neįžiūri. Nu gerai, galiausiai sako, kad Anatolijus turi 4 sąskaitas, apie kurias jis gyvenime išvis nėra girdėjęs, ir jinai paėmė iš registrų centro duomenis. Tai tarsi kaip ir viskas aišku, visi duomenys yra, bet kažką tokio sako, kad nemoku skaityti, aš jų ten neįžiūriu, negaliu perskaityti. Ir kiekvienas žodis yra nežinau, čia jūsų problemos. Jūs gebėjot pasidaryti problemų, jūs jas ir spręskite, čia jūsų reikalas, jūsų problemos. Kantrybė baigėsi, žinokit, nes mes ir sergantis labai esam, aš esu labai stiprių vaistų daug vartoju, jie maišosi su psichotropiniais mano ir mane ėda, daug cheminių antivirusinių geriu, daug uždegimų, esu pilna, visas sergantis žmogus. Mano nervai, žinokit, ant ribos, už ribos. Aš 3-1 dieną turiu būti pas psichiatrą, pildyti klausimyną. Mano kortelės iš Vilniaus psichiatrų tik atvažiavo šiandien į Vilkaviškį į polikliniką. Iš kur žmogus sutaupysi vaistų ar ant vaistų ar kažko, jeigu čia šitaip viskas tik tais yra. Aš bent supratimo gavau Vilkaviškyje iš socialinių darbuotojų ir pas psichiatrą socialinį darbuotoją, tai kaip sakyt, nors prie širdies ir prie žaizdos pridėjo. Aš neturiu ką pasakyti, kaip ir čia socialinė tarnyba taip dirba, Bartninkai. Aš neturiu ką pasakyti, žinokit, aišku, čia nieko tie žodžiai mano nereiškia. Ir kažkokią sąskaitą Anatolijus turi Neo-France, apie kurią jis nėra nei girdėjęs, nei matęs. Ir suprantat, kame reikalas. Nepratęsiu tos pašalpos, jau blet, ar tu tą pašalpą moki iš savo kišenės, ar tau gaila, netęsk, tai tie 300 su virš, aišku, mums didelis pinigas. Mums ir valgyti reikia, ir vaistus pirktis tonom maišais. Aš šis vaistų žmogus, kam svarbu, čia jūsų problemos, iš kur nebus prieko, iš kur bus sveikatos, iš kur bus teisingai mano psichiatrai, mano medikai man sakydavo, kad iš kur pas jūs gali būti tos sveikatos, tos ramybės, visko, jeigu viskas tik taip šitaip ir eina. Kažkaip gal susitvarkysim, bet žinokit, nežinau, yra dar toks dalykas, kaip privedimas iki tų ribinių būklių, jeigu man kas nutiks ir atsidursiu Žiegždriuos ir dar toliau, tai žinokit, nežinau, kas atsakys už viską, nes netokį čia visi kvaili, bet
kaip visi galvoja. Paprasčiausiai jau visko gana, net ir man, tikrai. Čia aišku triukšmas yra. Žiūrėjom į kavinę, papildomą dozę vaistų išgėriau. Ir čia Bartninkų socialinė tarnyba šitaip dirba. Neturiu ką pasakyti, nežinau, žinokit aš. Aš ir taip jau iš inercijos laikausi, gyvenu kaip sugebu. Anatolijus, mama, mes irgi kaip žmonės esam, blėt. Bet aišku, čia mūsų problemos. Mirt ar gyventi, čia mūsų problemos. Jūs jų prisidarėt, jūs jas ir išsispręskit. Dabar per šį mėnesį. Gana man viską, žinokit, išeinu. Supraskit, kad norit, ką tai reiškia nahui viskas. Viskas. Sorry.